Kavavirė yra vieta, kurioje bendravimas vis dar turi didžiulę prasmę. Visa tai gimė iš jausmo, kad turiu tai daryti. Visa tai gimė iš norėjimo kažko išmokti, norėjimo turėti savo ratą, savo klientus. Ir visą tai pradėjau be jokių kursų, be papildomų mokymų, ypatingai be darbinės patirties, jeigu kalbant apie pačią baristos profesiją. Visko mokiausi savarankiškai ir aš manau, tai atnešė labai daug žavesio mano darbe ir aš manau, kad tai pastebėjo žmonės, vis dažniau grįždavo ne tos kavos puodelio, o vis dėlto to nuoširdaus bendravimo. Kad jūs žinotumėt, kaip ilgai aš kepiau šituos sausainius iki tol, kol jie yra tokie kaip šiandien. Jie buvo kieti, sausi, gražus turbūt tik iš išvaizdos ir receptūrą ištobulinom taip, kad dabar kiekvieną dieną sulaukiam vis daugiau žmonių, kurie ateina jų paragauti, jais mėgaujasi, negaili gražių komplimentų ir wow. Šiai dienai galiu pasidžiaugti, turiu atrinktą rinktinį geriausią kolektyvą. Pripažinsite, kad yra malonus, mandagus, tikrai bendraujantis, paslaugus ir tikrai labai myliu savo merginas. Praėjus jau 4 metams, vis dar kiekvieną dieną praveriant kavinės duris, mane supa jaudulys, kokia diena šiandien manęs laukia, kokių naujų žmonių sutiksiu, ką pavyks aptarnauti ir kokia gita kava gausis. Bet norėčiau paakcentuoti tai, kad šita vieta nėra būtent apie tą sėkmingą kavos puodelį ar patį skaniausią sausainį. Šita vieta yra mano širdis. Atiduodu visą save čia, atiduodu visą save jums ir jaučiu, kaip atiduodate save man. Aš manau, tai yra labai didžiulė stiprios bendruomenės dalis. Galiu drąsiai sakyti, kad Kavavirė yra apie stiprų bendravimą ir apie tą besikuriančią didelę, gražią bendruomenę.